Devintoji pramoninė revoliucija ne vien yra tik tai dirbtinis intelektas, bet mes vėl pakalbėsim apie dirbtinį intelektą ir šį kartą mums apie dirbtinio intelekto revoliuciją ir jos galimybės Lietuvoje praneš Egidijus Pilypas iš Exacaster. Sveiki, mano vardas Egidijus, kalbėsiu apie tai, ką dirbtinis intelektas gali duoti Lietuvai. Ir kai dar būdavau jaunesnis, prieš kokią 10-15 metų, kai išgirsdavau žodį dirbtinis intelektas, man visada iškildavo šitas vaizdas ir įsivaizduodavau, kaip robotai puola pasaulį ir naikina visus žmonės, visus žudo, daug kraujo ir viskas yra žiauriai blogai. Aišku, per paskutinius 12 metų, kai dirbu šitoj srity, mano supratimas ir įsivaizdavimas visiškai pasikeitė, tai aš esu pretty sure, kad taip nebus, bet dirbtinis intelektas atneš iš tikrųjų labai daug pokyčių. Ir kaip pasakė vienas žinomas dirbtinio intelekto pasaulio bičas, kad aš nežinau, kaip mūsų visuomenė iš tikrųjų susitvarkys su dirbtinio intelekto atnešama nauda ir žala, bet akivaizdžiai tas procesas bus žiauriai įdomus. Ir aš labai sutinku su šituo pasakymu ir tiesiog ruošdamasi šitai prezentacijai, aš pradėjau skaičiuoti arba suprasti, pabandžiau tiesiog suprasti, kiek kartų per dieną aš pasinaudoju dirbtiniu intelektu šiaip, būdamas randominiai vietoj. Ir aš supratau, kad telefoną pakeliu 50 kartų per dieną. Ir aš naudoju iPhone'ą, iPhone'as atsirakina nuskaitęs mano veidą. Tai pirmas kartas dienoj, kai aš iš tikrųjų panaudoju dirbtinį intelektą, yra maždaug po 6-5. Taip pat aš esu visą dieną kiaurą parą trekinamas šito Fitbito, kuris ten skaičiuoja mano žingsnius, monitorina mano širdies ritmą, estimatina, ar aš gerai miegu, ar blogai miegu ir taip toliau. Ir visais tai daro tiesiog su keletu sensorių, sekdamas mano kūno signalus ir tada dirbtinio intelekto algoritmai jie realiai spėlioja. Egidijus čia dabar bėgioja, Egidijus čia dabar miega, ar ką jis daro. Ir po to aš iš viso supratau, kad yra crazy pasaulis, nes mano aplikacijų yra 10 programų, kurios visas naudoja dirbtinį intelektą, pradedant nuo orų prognozės iš tikrųjų. Ir kas yra svarbu suprasti, kad mes tą dirbtinį intelektą naudojam dabar visose gyvenimo situacijose ir to nebepastebim ir nesureikšminam. Bet nors mes to nesureikšminam, reikėtų to ir nepamiršti. Nes dirbtinis intelektas iš principo iš gražių programėlių, jisai keliasi į mūsų fizinį pasaulį ir daro daug crazy dalykų. Vairuoja mašinas. Žaidžia stalo tenisą. Mokosi žmogaus kūno motorikos. Tai yra, šitas vienas yra iš mano mėgstamiausių pavyzdžių, nes tai yra žmogaus dydžio robotas, kuris daro saltą ir yra visiškai wow. Mokosi statyti namus. Mokosi skinti braškes. Pristatinėja maistą mums į namus. Keičia apskritai visą mažmeninės prekybos rinką, eliminuodamas visas kasininkės, kasas ir keisdamas apsipirkimo procesą, nes vaizdo atpažinimo pagalba nustato, kas jie į parduotuvę, kokias prekes pasiėmė, automatiškai nuskaičiavo pinigus. Vietoj fizinių kreditinių kortelių naudojamas veido atpažinimas, kad padaryti mokėjimų transakcijai. Robotai mokosi atlikti operacijas vietoj žmogaus ir panašiai. Tai šią akimirką pasaulyje yra 100 000 startupų, kurie šią akimirką bando automatizuoti kažkokias tai žmogaus funkcijas, naudodami dirbtinį intelektą. Ir šitas procesas yra toks greitas, kad mes jo net nepastebim, nes jisai vyksta visam pasaulyje vienu metu. Ir natūralu, kad dabar pradedam kalbėti tai, kas nutiks toliau. Ir čia aš dabar pristatysiu seriją įvairių tyrimų, kurie analizuoja, kas darysis su mūsų darbo rinka. Tai pirmas daiktas Oksfordo universiteto atliktas tyrimas bandė išsiaiškinti,
kurios specialybės bus automatizuotos per sekančius 10 metų su labai didelė tikimybė. Tai be abejo, jų išvada yra viskas, kur yra paprasti veiksmai, nereikalaujantis kažkokių komplikuotų žmonių interakcijų, tie visi darbai, jie realiai bus automatizuoti. Na tai tokie kaip kasininkai, sandėlių darbuotojai, vairuotojai ir taip toliau. Visos šitos darbo vietos, jos iš principo bus automatizuotos. Pilnai. Iš kitos pusės yra krūva specialybių, kurios niekada nebus automatizuotos. Tokios, ypač tos, kur reikalauja human touch arba, nežinau, socialinės interakcijos. Pavyzdžiui, tu tikrai niekada neturėsi gero psichoterapeuto kompiuterio. Tu nejausi naudos iš to, ar ne? Kas yra dar svarbu, kad tos automatizuojamos darbo vietos, jos yra pasiskirščiusios pasaulyje netolygiai. Tai reiškia, kad istoriškai buvo taip, kad visa gamyba, kurioje reikėjo pigios, nekvalifikuotos darbo jėgos, pasistūmė į pigias šalis – Kinija, Indija, Etiopija ir panašiai. Kas atsitinka, tai šiuose šalise automatizuojamų darbo vietų yra, pavyzdžiui, 7% Kinijoje. Tai įsivaizduokit, Kinijos GDP yra 11 trilijonų dolerių. Ir 77% darbo vietų tenais bus automatizuotas per sekančius 10, maks 15 metų. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad ten 7% žmonių mirs iš bado, nes neturi ką dirbti ir valgyti. Tai reiškia, kad 7% jų žmonių turės persikvalifikuoti per 10 metų. Tai įsivaizduoti, kokį reikės mind twistą padaryti jam. Ten bus visiškas kosmosas. Bet jeigu jie to nepadarys, jie turės socialinę krizę. Iš kitos pusės tai yra neįtikėtinas opportunity, nes per tą laiką 11 trilijonų GDP jisai persiskirstis. Kadangi įvyks didžiulis switchas, kam priklauso tie trilijonai, tai bus perskirstimo procesas ir tai yra didelis opportunities visiems tame procese sudalyvauti. Be abejo, pasaulis supranta, kad vyksta šitas procesas ir vyksta epinio dydžio investicijos į dirbtinį intelektą. Ir čia be abejo vienareikšmiškai pirmauja JAV, kurie jau 10 metų intensyviai investuoja į dirbtinio intelekto technologijas. Ir tik tai prieš porą metų iš tikrųjų Kinija iššoko į šitą traukinį su dar nematyto dydžio investiciniu paketu, kuris eina turi valstybinį palaikymą ir prognozuojama, kad Kinija su savo investicijom pralenks JAV šiemet arba kitais metais. Europos Sąjunga tuo metu iš tikrųjų labai stipriai atsilieka ir mes kalbam apie atsilikimą realiai 10 kartų iš investicinės perspektyvos. Ir kodėl tai yra taip svarbu? Tai yra taip svarbu dėl vieno labai paprasto daikto. Manoma, kad iki 30 metų dirbtinio intelekto technologijos prie pasaulio GDP pridės maždaug 15 trilijonų JAV dolerių. Kad įsivaizduoti, koks tai yra mastelis, tai yra maždaug tiek, koks yra visos Europos Sąjungos GDP, jisai buvo 17 metais 17 trilijonų. Tai reiškia, kad bus sukurta Europos Sąjungos dydžio ekonominė vertė per visą pasaulį ir tą vertę pasidalins realiai JAV ir Kinija. Tos vertės pasims apie 7%, dėl to, kad jie yra tiek pažengę su savo investicijom toliau ir po to, kas liks, jau liks visam kitam pasauliu. Tai žvelgiant į šituos skaičius, peršasi lygiai viena išvada. Tai visos industrijos bus pakeistos arba transformuosis dėl dirbtinio intelekto. Iš kitos pusės, Lietuva gali pakeisti tas visas industrijas. Dėl keleto labai paprastų faktorių. Tai faktorius numeris 1,
įvesti inovaciją su dirbtiniu intelektu nereikia turėti kažkokių tai specialių rinkos sąlygų. Tai yra, mums nereikia daug pigios darbo jėgos, mums nereikia kažkokių naudingų iškasenų ir taip toliau. Mums tiesiog reikia paimti technologiją, kuri yra jau dabar pagaminta ir pritaikyti kažkurioje tai industrijos elemente. Ir tai yra vienintelis daiktas, ko reikia. Tai reikia geros idėjos ir daug ir greitai dirbti. Tai dabar vienintelis klausimas yra, tai kaip tuos trilijonus uždirbti. Ir aš čia turiu vieną žiauriai paprastą formulę, kuri tikiuosi jums labai patiks. Tai ta formulė atrodo taip. Paimam bet kokią didelę industriją, pridedam dirbtinį intelektą ir gaunam trilijoną. Tai žiauriai simple, ne? Bet iš tikrųjų tai dirbtinio intelekto produktai turi savybės, kurios sako vieną labai paprastą daiktą, kad bet koks gerai išdirbtas dirbtinio intelekto produktas iš principo monopolizuoja rinką iš karto. Tai yra, mes neturime daug Google paieškų, mes turim vieną Google paiešką, nes tiesiog Google paieška turi daugiausia datos ir turi geriausią algoritmą. Nėra daug mažų Google paieškikų, ne? Turim vieną paiešką. Ir čia pateiksiu keletą labai paprastų pavyzdžių. Vienas iš lietuviškų startuolių Oxipit, kurie šiandien kalbėjo, jie iš rentgeno nuotraukų prognozuoja, kokiamis potencialiai lygomis serga žmogus. Ir jų pagrindinis konkurentas ir tuo pačiu naudotojas yra medikų bendruomenė. Ne? Dabar jeigu žiūrėti su medikais, medikų diagnozės tikslumas priklauso nuo krūvos elementų. Tai yra, pirmiausia, nuo mediko kompetencijos, laiko, kiek gali skirti apžiūrai, nuotaikos, nuovargio, patikai, nepatikai, reikia skubėti vaiką iš darželio pasiimti ir taip toliau. Tai yra šimtai faktorių, kurie yra visi žmogiški ir tau gali diagnozuoti arba nediagnozuoti labai rimtą ligą dėl tiesiog paprastų žmogiškų klaidų. Dirbtinio intelekto algoritmo prognozės tikslumas arba diagnostikos tikslumas tuo tarpu priklauso tik nuo vieno labai paprasto daikto. Jeigu apmokomas algoritmas turėjo labai daug arba pakankamai daug pavyzdžių tos diagnostikos, tai jisai visada prognozuos geriau negu žmogus. Visada. Ką tai reiškia? Tai jeigu sukūrė vieną algoritmą, kuris tobulai diagnozuoja, tarkime, plaučių vėžį, tai staiga tu gali viso pasaulio medikus pakelti nuo blogiausio mediko iki geriausio mediko lygio praktiškai nemokamai. Kodėl yra žodis praktiškai nemokamai? Todėl, kad algoritmo tiražavimas arba sklaida iš principo jinai nieko nekainuoja. Tai vienintelis dominavimo faktorius, kuris lemia šitam žaidime, yra kas pirmas sukurs geriausią algoritmą ir kaip greitai jį pardavinės. Ta akimirka, kada prasideda pardavimo procesas ir pirmieji vartotojai pradeda naudotis tavo algoritmu, algoritmas gauna dar daugiau duomenų apsimokyti, jis tampa dar tikslesnis ir atskirtis tarp antrojo konkurento, kuris turi mažiau duomenų, pasidaro tokia didelė, kad įėjimo barjeras į rinką antrajam konkurentui iš principo pasidaro neįmanomas. Ir taip yra sukuriama monopolinė rinka, tai yra tau reikia padaryti vieną mažą algoritmą, kuris daro kažką žiauriai gerai, tu pasidarai geriausias pasaulyje ir realiai visi naudoja tavo algoritmą. Ir čia scale'as yra nepalyginamas, kaip pavyzdžiui, su bandelių parduotuvės scailinimu, kur tu Vilniuje atsidarai labai gerą bandelių parduotuvę, bet scale'as tau užtrunka labai ilgai ir yra praktiškai neįmanomas. Yra Lietuvoje gerokai daugiau fantastiškų įmonių, kurios dominuoja dirbtinio intelekto rinkoje, tai pavyzdžiui Neurotechnology, kurie veidų atpažinime yra dominuojantis pasaulyje, Pixevia, kurie meta iššūkį šitiem Amazon Go savitarnos parduotuvėm. Mes su Exocasteriu jau beveik 10 metų automatizuojame rinkodaros procesus, naudodami dirbtinį intelektą.
Tai tų pavyzdžių Lietuvoje yra daug, jie visi yra įkvepiantis. Aš manau, kad kol kas dar apie mus žino per mažai ir prisijungia per mažai. Jeigu kam nors yra įdomu suprasti, kokie investiciniai žaidimai veikia šią akimirką, labai rekomenduoju vieną knygą AI Superpowers. Tai tikrai praturtins jūsų gyvenimą tikrai daugiau negu mano kalba tikriausiai. Ir ačiū. Ačiū už kitą puikų pranešimą ir turbūt įdomiausias faktas, kad vienoj iš skaidrių mačiau, kad ES investuoja beveik tiek pat, tiek Izraelis, tai nekokios naujienos.